Sveiki visi, kurie nusprendėt pažiūrėti dar vieną mano vaizdo įrašą arba tie, kurie žiūrit jį pirmą kartą. Iš karto labai paprašysiu, jeigu patiks, palikti laiką, atsiliepimą, komentarą, galbūt kokią pastabėlę, ką galėčiau padaryti geriau. Man tas labai padeda ir būsiu už tai labai dėkingas. Tikriausiai paspaudėt ant šio vaizdo įrašo tam, kad sužinot, kaip paruošti automobilį, o dabar galvojat, kodėl jis ne garaže. Tai šis vaizdo įrašas bus kiek kitokio stiliaus, pagalvojau, pabandysiu kažką tai naujo, kitokio ir pažiūrėsiu, ar tas pasiteisins ar ne. Iš esmės automobilis jau yra paruoštas, esu prifilmavęs kalną medžiagos iš darbų proceso. Dabar tiesiog pabandysiu viską kuo įmanoma tiksliau ir plačiau aptart. Vaizdo įrašų kaip, kur ir kodėl reikia atsukti arba prisukti varžtą nerodysiu, kadangi manau, kad internetas ir YouTube'as tikrai pilnas tiek lietuviško, tiek angliško, tiek dar visokio turinio, kaip pakeisti tam tikras automobilio detalės, mazgus, kaip kardyt, kaip ką daryti. Tikrai nesakau, kad tai yra vienintelis būdas, kaip galima surinkti automobilį. Tikrai nesakau, kad viskas yra padaryta idealiai, preciziškai. Visą laiką galima viską tobulinti, visą laiką viską galima padaryti geriau. Labai stengiuosi automobilius rinkti pagal reglamentą, kad viskas būtų tvarkingai, kad viskas būtų legalu varžybose ir kad dėl to nekiltų kažkokių problemų važiuojant. Kol dar nepradėjau gilintis į visas proceso detalės, norėčiau jūsų paprašyti vieno man asmeniškai svarbaus dalyko, tai yra skirti man 1,2% jūsų gyventojo pajamų mokesčio. Ta padaryti jums užtruks iki 2 minučių laiko, tas jums nieko asmeniškai nekainuoja. Jeigu niekam neskiriate šios procento dalies, tai tiesiog liks valstybei. Jeigu nesat suplanavę kam skirti arba neturit dar įsirinkę, tai būsiu labai dėkingas, jeigu skirsite man ir taip labai stipriai prisidėsit prie mano sezono, mano projektų ir mano veiklos. Ačiū labai, jeigu tą padarysit, o visą informaciją, kaip tą atlikti, bei mano įmonės rekvizitus rasit vaizdo įrašo aprašyme. Let's go! Šis automobilis yra draugo, modifikacijos yra atliekamos tokios, kurių norėjo jis, ir lieka tam tikri keli neatlikti darbai, todėl nes juos pasidaryti norės jis pats. Visi darbai, faktas, prasidėjo nuo to, kad automobilį įsivarėm į garažą, pasikėlėm į keltuvo ir pradėjom atlikinėti įvairiausius darbus. Tai tiesiog visko, ko mums nereikia, iš salono išardom. Mums nereikia galinių sėdynių, nereikia įvairių plastikėlių, laikiklių, galinių diržų, nereikia vairuotojo sėdynės, kadangi vietoj jos atsiras lopšys, nereikalingos yra tunelio apdailos, porankis, nors vėlgi juos galima palikti, tai yra pagal kiekvieno poreikius. Kai išardėm saloną, perėjom prie visų salono smalų skutimo, kas yra labai smagi dalis. Jeigu kažkam yra tekę tą daryti, tikrai suprasit. Gal tai ir nėra būtina, tačiau norim nenorim galinę dalį turim įsiskus, dėl to nes montuosim ugnesinę, kitaip sakant firewallą, montuosim akumuliatoriaus laikiklius už jos, reikės virinti kilpelių plokšteles diržams, plius šiuo atveju norėjom įsitikinti dugno būklę, kadangi iš apačios matėme šiokių tokių lopelių, pavirinimų, patvarkymų, bei visas dugnas yra perpustas kažkokia neaiškia medžiaga, tai nusprendėm, kad iš vidaus norim viską įsiskust ir radom dar kelias vietas, kurias kiek vėliau procesą sutvarkėm. Nusprendėm, kad sekantis darbus bus atsarginio rato vietos išpjovimas, tam, kad būtų paprasčiau prieiti prie reduktoriaus bei galinio traverso važiuoklės, kadangi savo automobilį išpjovęs galinį bliūdą įvirinau tiesiog apskritimo formos lakštą. Šį kartą nusprendėm pabandyti kiek kitą metodą ir virinti per visą bagažinę. Kai išpjovėm atsarginio rato bliūdą, turėjom kiek geresnį ir patogesnį prieimą prie galinio traverso, tai pradėjau viską ardyti. Atsijungiam išmetimo sistemą, atsijungiam kardaną, atsijungiam stabdžių linijas, atsijungiam ABS daviklius, atsijungiam aukščio daviklio jungtį, jeigu tokia yra, atsijungiam rankinio trosus, kadangi išiminėjom pilną traversą su visa važiuoklė, pasileidžiam amortizatorius, išsiimam spiruoklės ir galim po truputį leisti traversą žemyn. Dabar matot vaizdus, kaip atrodo vietos išėmus traversą, tai jos jau tikrai nemažai yra pakorodavę, aišku ne kiaurai, tačiau vienoje vietoje radom ir įtrūkimą, kurį sutvarkėm taipogi. Tai kai traversas yra išimtas, pasileidžiam baką, kad būtų paprastesnis priėjimas iki tilto tvirtinimo vietų, tada kolega viską išsišveičia ir pasiruošia plokštelių virinimui ir pradeda virinti plokšteles. Tuo tarpu aš turiu jau išimtą traversą, todėl kimbu į darbus prie jo, prasišveičiu visas traverso originales siūles, pasižiūrėti ar nėra skilimų, viskas šiuo atveju buvo gerai. Būtent šiuo atveju išimu diferencialą, pusašius, išardau rankinio mechanizmą, kuris tikrai nebus reikalingas, ištraukiu rankinio
elektrinio troso likučius, įvertinu poliuretano ir visų kitų aplink traversą esančių mazgų būklę. Šiuo atveju draugas visko smėliuoti ir dažyti nepanoro, todėl šitoje vietoje per daug neapsikraunam ir turim išrinktą traversą. Kadangi dedasi kitas reduktorius, pradedu jį ardyti, išpilu alyvą, kurios, kaip matot, nebuvo labai jau gausiai. Pradedu plauti reduktoriaus vidų tiesiog breiklineriu, kad viską kiek įmanoma labiau išvalyti, kad bevirinant reduktoriui esantys skysčiai neužsidegtų. Tada viską išdeginu tam, kad tas neatsitiktų bevirinant. Tai iš esmės šitoje vietoje yra du privalumai. Visų pirma, viskas išsiplauna ir virinant nebus kažkokių netikėtumų. Visų antra, tuo pačiu difas pašyla nuo ugnies, to pasiekoje kiek lengviau virinasi siūlės. Pasiruošiu 2 plokšteles ir pradedam virinimo darbus. Užvirinus reduktorių, nusivalau senos tarpinės likučius, dar kartelį išsiplaunu reduktorių, dar kartą viską išdeginu, supilam naują alyvą. Alyvos nepagailim, aišku, nepripilam per daug, viską pertepu tam tinkamu hermetiku ir dedu dangtelį. Tuo tarpu kolega jau primatavo ir pagamino ugniasienę bei atsarginio rato vietos skardą. Pradedam virinti skardą, virinam taškais tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Vėliau, žinoma, viską nugruntuojam rūgštiniu gruntu, kai viskas išdžiūsta, pertepam siūles siūlių hermetiku. Tiek tam, kad per likusius tarpus nepatektų dūmai, tiek tam, kad viskas būtų tvarkingai ir kiek įmanoma ilgamžiškiau. Atlikus šiuos darbus viską nudažome juodais dažais ir žinoma, kad užlakuojame. Šiuo atveju vairuotojo pusėje bus statomas lopšys, prisimatuojam lopšį pagal draugo sėdimą poziciją. Kai tą atliekam, tada galim pasižiūrėti, kaip turės montuotis diržai. Pasižymiu, kuriuose vietose turėtų būti kilpos ir pradedu gręžti skylės. Skylės gręžiu tam, kad įleisčiau galinę plokštelės dalį, tai yra veržlę. Tada viską prisimatavus, susidedam visas plokšteles, jas privirinam, pertepam siūlių hermetikų, taip pačiai nugruntuojam. Vėliau, kai dažysim visą dugną, viską kartu ir nudažom. Kadangi norim atlikti visus virinimo darbus iki viską dažant, tai tuo pačiu pasimatuojam vietą akumuliatoriui, suvirinam improvizuotus savo stiliaus laikiklius, kurie yra jau laiko patikrinti ir mums asmeniškai veikia. Vėlgi būtų galima naudoti akumuliatoriaus dėžę ar statyti į salonę, tačiau šiuo atveju buvo pasirinkta jį laikyti už ugniasienės. Keičiasi minuso laidas, pliuso laidas šiuo atveju lieka tas pats, tik tai truputį kitoj vietoje prasiveda. Tada pereiname prie rankinio padelio privirinimo, sudedam shifterį, sutvarkom probleminės vietas, kur radom rūdžių ir tada kiekvieną vietą, kur buvo tvarkyta, kur buvo virinta, pertepam siūlių hermetiku, viską užgruntuojam ir tada einam prie salono visų vietų, kur įskutom smalas dažymą. Prieš visus dažymo darbus įsisiurbiam visas įskustas smalas, purvą ir visą kitą, kelis kartus viską išsivalom, nusiriebulinam ir dažom tik tada. Viską nusidažom, prieš tai nusigruntavę, galiausiai viską užlakuojam, kad tiesiog būtų ilgamžiškiau ir tada jau galima eiti prie firewallo montavimo. Firewallą taipogi nusidažom. Iš esmės tai yra daroma tam, kad nerūdytų ir estetiškai gražiai atrodytų. Tikrai padariau vieną kitą patioką. Prieš sudėdamas firewallą visas vietas, kur gulsis ugniasienės kraštas, pertepu tam tinkamu juodu hermetiku, tam, kad į saloną nepatektų dūmai ir tam, kad būtų mažiau vibracijų. Tai kadangi salonas jau yra nudažytas ir nulakuotas, galim susisukti diržų kilpeles ir einam prie darbų automobilio apačioj. Kadangi visą traversą buvau išardęs, reduktorius jau paruoštas, todėl viską renku atgal, tada su draugu traversą nusinešam po automobiliu ir pradedam jį montuoti. Sumontavus traversą sudedam išmetimą, pajungiam kardaną, prie to pačio pakeitėm kardano pakabinamą guolį, sudedam spiruoklės, prisukam amortizatorius, pakeičiam stabdžių kaladėlės, sujungiam atgal tai, ką buvom atjungę, visus varžtus stengiamės veržti pagal gamintojo nustatytą tvarką, dinamometriniu raktu ir viskas, volia, turim pilnai surinktą dugną, viską surinkę, galim drąsiai eiti atgal prie salono ir pabaigti ten pradėtus darbus. Kas mums lieka, tai viską dar kartą kruopščiai įsivalyti, įsisiurbti ir surinkti visą saloną atgal, sudėti diržus, vairuotojo lopšį, keleivio originalią sėdynę, pajungti keleivio sėdynės diržą į ten buvusią vietą. Jau prieš tai vienam iš savo vaizdo įrašų rodžiau, kaip surinkam variklį, tai variklis buvo būtent šiam automobiliui. Tai variklis yra paruoštas, galinė automobilio važiuoklė yra paruošta, salonas yra paruoštas. Iš esmės viskas, kas lieka, tai susidėti koloiverius, išsukimą
ir pasidaryti dar kelis dalykus, jau kurie labai individualiai priklauso nuo pačio vairuotojo. Nesakau, kad tai yra vienintelis būdas, kaip surinkinėti driftkarus ir tikrai nenoriu būti pavyzdžiu, dar turiu pats daug ko išmokti. Parodau tai, ką suprantu. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą, labai ačiū, kad užsukat į mano kanalą. Būsiu labai dėkingas, jeigu mainais už mano turinį paliksite laiką, gerą arba blogą komentarą. O jeigu pasidalinsit su draugu, tai bus išvis nuostabu. Kviečiu pasiekti mane Instagrame, tai jei dar nesate to padarę, tai labai kviečiu padaryti. Tikiuosi, kad patiko. Iki.